Vyrai, gerai. Reikia. Todėl, kad Čekiškės parapijos kaimiškos muzikos kapelės pavadinimas labai navatnas. Šlalauša. Žinau. Taigi susideda iš 3 kaimų pavadinimų. Šlapučių, Laugakių, Šalavų. Šaravų. O vadovas, taigi Čekiškės vargonininkas Alius Zakarauskas. Tai jeigu jau taip viską žinom, tai tegu pagroja. O kadangi pro mūsų Čekiškę teka pati gražiausia upė Lietuvoje Dubisa, taigi mes ir padainuosime apie Dubisą. Kokiai puikiai kiaušilė. Raštus smulkesnis, vadinas nevyriška, vo moteriška ronka anus margina. Ir noriu pašnekinti tų kiaušelių dažytojai meistrė iš Elektrėnų. Kas tokiais pasisakė? Onutė Vodeikienė. Bet te puikiai į taktą žemaitišką riktau įrasinta žemaitėsi. Derinuos prie visų žmonių, kas kaip kalba, ir aš bandau taip pat. Patinka visokios tarnys. Veizaus, kad tu viskų moki, ne tik ronkom įlėjai žuvį. Bet aš noriu dar plink tus kiaušelius. O kas tave išmokė tus kiaušelius margino? Mama margino, žiūrėjau ir prisižiūrėjau. Aišku, mama taip nemargino gražiai, kaip jau aš. Degtukų darydavau, tai to brūkšniukai didesni gaudavus. O aš jau adatėlę darau, smulkiau. Žinok, prie mūsų kaime tep nemargindava. Lygia cibulės nudažydava ir, žinok, taukas aptepdavo, kad blizgėtų. Taip, cibulės tai tik valgymų darom. Taigi tokius gaila jau čia jos daužti ir valgyti. O čia ant stalo pasipuošti, padovanoti. Močiutės anūkam dovanoja. Bet aš veizaus, kad tu ją dovanoji, kokia kiaušelį tą patį kiuoci pasidara. Taip, žinoma, kaipgi dabar dar pirksiu krepšelį. Reikia pačiai ir pasidaryti, koks tinka tam. Tu didelius ir mažus dara visokius? Visokius, va matot, visokiausių turiu.
Rudenyti. Taigi tas kapelos vadovas ne tik vargonininkas, ne tik kapelos vadovas, bet ir kompozitorius ir poetas ir apie meilę kūrė. Žinau, visas 3 dainas girdėjau apie ilgesį, likimą ir palikimą, paklydimą. Taip. Va, tas dainas dabar turėjau dainuoti. Ačiū linkiu, nepasiduoti niekada senatvėj.